galvodama apie Andrių, negaliu išvengti burtažodžio naujoji Romuva. Aš manau, kad dauguma mūsų pažino Andrių per naująją Romuvą. Todėl leiskite man trumpai prisiminti Romuvos istoriją. Naujoji Romuva buvo atkurta kitapus gatvės, antrame aukšte buvo Regnumo ir Krantų patalpos, ten dirbo Vaidotas Daunys su komanda. Ten jisai pradėjo burti bičiulius į tokius pokalbius, diskusijas ir ten buvo nuspręsta atkurti naująją Romuvą. Ir naujoji Romuva atnaujinta išėjo 94 metų Liepos 7 dieną. Kaip Vaidotas sakė, Liepos 7 tai buvo paskutinė diena, kai išėjo Keliuočio Romuva. Ir jis tau užsirašė tokius žodžius. Spalio 2 dieną Vaidotas rašo savo. Naująją Romuvą, pirmąjį numerį, iš tiesų padariau iš substancijos. Pirmą padariau ir tik paskui, šiandien atsiverčiau 31-ųjų naujosios Romuvos komplektą. 95 metais išėjo 5 numeriai. Čia yra pats pirmas atkurtos Romuvos numeris. Tačiau 95 metais vasaros pabaigoje mes labai tragiškai netekome Vaidoto ir naujosios Romuvos likimas pakibo ant lauko. Laimė, kad jis turėjo bendražygį bičiulį Arvydą Juozaitį, kuris ėmėsi tolesnės veiklos ir jau 6-7 numerį po Vaidoto žūties išleido Arvydas Juozaitis. Jisai dirbo su naująja Romuva iki 99 metais. Arvydas jau pradėjo pavargti nuo žurnalo, nes rašė romaną tuo metu. Ir manau, kad jis ieškojo, kaip Romuvą išlaikyti ir pasitaikė jam pažintis su Andrium Konickiu filosofijos institute. Jie susidraugavo, Andrius labai susidomėjo. Ir 99 metais jau Andrius Konickis dirbo kaip Arvydo Juozaičio pavaduotojas. Jie kartu dirbo, Andrius žiūrėjo, kaip ką reikia daryti, kaip maketuoti, kaip straipsnius rinkti. Ir 2000 metais išėjo paskutinis pirmas numeris, redaguotas Arvydo Juozaičio, kaip vyriausiojo redaktoriaus. Antras numeris jau išėjo su, toks gražus, su įrašu vyriausiasis redaktorius Andrius Konickis. Taip ir prasidėjo Andriaus gyvenimas. Kaip dar visa įvyko ne taip paprastai, Andrius tapo vyriausiuoju redaktoriu. Kadangi buvo, kai atkuriama naujoji Romuva, buvo steigėjai. Pirmajame numeryje įrašyti steigėjai yra tokie: Liudas Dambrauskas, Mindaugas Blodnelis, Arvydas Juozaitis. Vėliau prie steigėjų prisidėjo Jonas Antanaitis ir monsinjoras Kazimieras Vasiliauskas. Kai Arvydas pasiryžo perduoti žurnalą Andriui, jis nusivedė pirmiausia Andrių pas Liudą Dambrauską, nusivežė į Kauną. Liudas Dambrauskas patvirtino. Po to susitiko su Blozneliu ir Antanaičiu, jie irgi pritarė. Ir galiausiai, aš net pamenu tą popietę, kai Arvydas su Andrium grįžo iš ligoninės, kur gulėjo monsinjoras Kazimieras Vasiliauskas, sunkiai sergantis. Ir jisai patvirtino Andrių. Ir Andrius tapo vyriausiuoju redaktoriumi. Arvydas rašo: pagaliau man pavyko palikti žurnalą patikimose rankose.
Ir po visų susitikimų su steigėjais, rašo, pėsčiomis grįžome Antakalnio gatve, jaučiau didelį palengvėjimą. Galėjau atsidėti romanų, kurį tada rašiau. O šiandien Arvydas siunčia jums tokius žodžius. Mielieji romuviečiai, Naujoji Romuva ne žurnalas, ne vien kultūros ir ne vien meno savaitraštis. Tai misija. Juozas Keliuotis vykdė savo gyvenimo misiją, kuri tapo Lietuvos likimo dešimtmečiu ir tapo pavyzdžiu visiems Lietuvos kultūros leidiniams. Taip yra, taip turi būti knygnešių tautos likime. Ne vien laikraštis, ne vien tautos ir valstybės laiko raštas rūpėjo Keliuočiui. Tai galiu paliudyti bendravęs su šiuo legendiniu žmogumi paskutiniais jo gyvenimo metais. Jis degte degė Naująją Romuvą, kaip degama nemarė meilė savo kūdikiui. Kūdikiui, kurio gyvybė pranoksta kūną, peržengia fizinio gyvavimo ribas. Mums tik atrodo, kad mes gyvename, o iš tikrųjų mes tarnaujame. Laimingi jie tarnauja didesniam gyvenimui, negu jiems davė Dievas ir gamta. Andrius Konickis taip ir suprato tarnystę Naujajai Romuvai, suprato keliuotiškai. Esu nepaprastai pamalonintas lemties, kad sutikau savo gyvenimo kelyje juos du. Pirma Vaidotą Daunį, o paskui Andrių Konickį. Tikriau tarus, Andrius atėjo pats, vos pamatęs, kad Naujoji Romuva ir vėl eina, kaip ir prieš karą. Jis suprato leidinio atnaujinimą kaip būtiškai kultūrinį stebuklą. Suprato kaip misiją, kurią turi vykdyti vyriausiasis redaktorius. Kai išvargau 5 metus, klojęs dieną ant dienos, kad išsaugočiau Naująją Romuvą, ir kai pamačiau šalia stojusi Andrių Konickį, širdis atlėgo ir užgiedojo. Mudviejų misijos supratimas buvo vienodas, kaip Keliuočio ir kaip Daunio. Tad su džiaugsmu perleidau pasišventimo naštą jam. Andrius su kaupu pranoko visas mūsų viltis. Jis savitai pranoko net patį Juozą Keliuotį. Jo rankose Naujoji Romuva gyvavo dvigubai ilgiau negu prieškario leidinys. Tai kultūros žygdarbis. Viva Andriau.